Na va, pavalgiam, nesenės sudėjom daiktus. Paleiktam Premier Inn viešbutį, Turso miestelė. Leisime šiandien į apačią link Inverness, nuo Inverness turbūt į Loch Nesse, kur pamestim pabaisa gyvena. Leisimės žemiau, ten kur mėgojom pirmą naktį. Ir tada žiūrėsim pagal laiką, galbūt dar varysim iki Glasgow, kad būt biškį mažiau kelio ryto važiuoti iki Londono. Tai varom, šiandien žiūrėsim, kas per vaizdą yra apsiniaukę, lei biškį, nedaug lei, bet tai dulksnelį. Rytaus rūbų nesided. Gal neprireiks, gal prireiks, bus matyti pagal situaciją. Gerai, tinkamės kelionę. Išvažinėjom iš Turso miestelį. Toks turbūt tipinis škotiškas oras. Šiaip nešalta, iš tikrųjų 11 laipsnių. Vėjai nėra, biškį drėgmė jautas. Skudariok tur pasidėjus, pasivalyti, jeigu reikės jau labai. Apžiūrėkim, ką atrodo čia tas miestelis. Ten pro Vėjin Pois, kur atvažiavom, tai tokie angliški namuką. Tai ne angliški, londoniški, norėjau pasakyti. Socialinė būsta, kažkas tai tokį. Čia jau tokie labiau škotiški atrodo. Neapsuprant, kur bevažiuoti. Dešininkai ren, čia mano navigacija pasako. Pasimečiau biškį. Na, kol kas iš miestelio nematau čia nieko įspūdingo. Tiesiog paprastai eilinis miestelis, kaimėlis. Va, John O'Groats, 20 mylių, tai dabar va čia jau važiaunam. Ten yra kažkokį pilis. Pabandysim apžiūrėti kažko ir lesimės į apačią. Nusimačinė iš tikrųjų ilga kelionė. Jeigu pavyks iki Glasgow davažiuoti, bus labai nebloga. Nereikės paskui paskutinį dieną minti teiktų kilometrų autostradą, kaip pirmą dieną. Nuobodybė tokį. Nu va, žodžiu, toks va turėlis, ne kažką. Gerai, kas smarkiai nelin, bet jau šalm pasidarinėjai, nes labai rasu net ir supinlok. Vėjins rūks, niek nesimato aplinko, bet čia iš tikrųjų to pusė turbūt ir nieko pamatyti, nes tiekštą pravažiavom lygoms, vėjins kažkoks paplūdimys ir nežinau, daugiau kaip ir nieko nėra. Dabar apie važiavimą NC 500, jei kas planuositės. Nežinau, aišku, kiekvienas galite pasirinkti, ar iš vienos pusės, ar iš kitos pusės, bet aš pabandysiu paaiškinti biškį, kaip yra dėl vaizdų. Čia šiaurinė pusė labai daug tų vaizdų, kaip ir nėra, tokių, kur galėtum sustoti, bent jau vakar iki Turso, ir ten geras galas buvo praktiškai, kalvas ir lygumas, sakykim. Ir tai irgi šitą pusę, bent jau kiek žiūrėjau, kažkokių tokių vaizdingų labai kalnų kaip ir netor. Tai žodžiu, starts galbūt arba prieš laikrodį rodiklį, arba palei laikrodį rodiklį. Mes važiavom palei laikrodį rodiklį ir dar plus pradėjom nuo Isle of Skye. Tai, sakykim, gaunas taip, jeigu važiaunat prieš laikrodį rodiklį, tada jūs gaunat vis vaizdus pamažu negauni visų įspūdingiausių vaizdų pat kelionės pradžios, bet tenai pabiškioko tada gerė ir galą turit gražiausius vaizdus. Arba jeigu važiuosit iš kitos pusės, vėl Isle of Skye tikrai įspūdinga ir paskui kilstant į viršų irgi, kam patinka kalna, tai labai įspūdinga ir po to jau šiaurinė dalia vėl mažėti į tokį vaizdą. Tai čia, sakykime, tas pats, kas ateina į balį, tu gali iškart 5 salaus atsigerti ir paskui nebeturėti ir laukti žmonos, kol baigsis balius. Arba gali kartu baliavoti po biškį. Tai kažkaip taip, toks palyginimas. Biškį jums buvau apgavis. Čia vat į šiauriausius dalis.
kažkur tai prie John Groats. Kažkur tai čia. Šitą vis vandenins matos. Tos pilės nemačiau, pradėjau lyti dabar dalim. Tai nežinau, nebuvau jokių ženklų, kad prie kažkokios pilės. O gal anos nebėr. O gal reikėjo atpos pasok, nežinau. Bet atvažiavom į ton kaimėlį, tai ten sankryžį į 7 namą. O gal niek. Nu va toks maždaug apie čia. Pavažiavom apie, nežinau, apie kokią 80 mylių. Nu ir aš prasidėsiu vėl kalną. Pradėjau matytis kalną, aukštesnį, Aigesos lygumus vėl. Aš vėl bus geresnių tų vaizdų, nes čia lygumus, Kaimson kaima, ferma, peivas, žodžiu, nieko. To iš to pradėjau smarkiai lyti vėl. Ne gal ne kiek smarkiai, bet oi. Škidėlį reikia užsidaryti jo. Nes prilei į šalmą. Aha, galvojau, ko dabė nustebins taškuotai. Atrodo viskas jau čia pravažiavom kalnus, prasidėjo lygumas, tepiau nubodėtas visas 100 plus mylių sukos. Nu jau taip, šitą vadavažiavom, kaip niekur niek, toks šlaicant vandenin krant. Nu, įspūdinga, vėl prasidėt vaizdą. Gerai, kad tos lygumos nuliai, atep nebuvo ko matyti. Vykau pažiūrėti šitą bent jau saulelį, pradėjau lyst protarpės. Ten, kur vaizdą jį gerai ir šalms jau nebė apleis. Matos gerą vaizdą visi. O. Iš pasakioko. Guldyk. Dar, spaus gaziok. O, što? Oho. Так, štai nuo tai pasitaus, prieš pradėkėm čia, paspaudėm, prieš tokią granaviną, daugiau, jau buvo visiškai atsibodusios pėjus. Ir vėl šitą miškelę, kalnelę, posūkę, pakelimą, nusileidimą, o stabdo mašins, greičiausiai posūkius kažkoks, ne, nėra posūkių, kas čia vyks. Nesvarbu, tai apsilenksim, varysim toliau. Tai va toik pakront su paplūdimiu ilgu, smėlėtu. Ganėtina ilgs tikrai nežinau, ten tai iškišulys kažkoks. Jau po iškišul nežinau, ar ten ir dar, bet gal dar pravažiuosim. Tokia labai kroatiški vaizdą, va. Važiuojant pakrontėm, čia vandenin, sundo. Čia va kalną, serpantinų bėgti, dėsimės į apačią. Droną neleidžiame. Aha.
Važiavom prašon, žiūram ten Robin Pils. Ir galvom, užsuksim pažiūrėti. Biešklyn dabar, užsidengsim motociklus jau. Esame aplinkų gal ir vėl piesim. Užėjtų kliftų turėjai. Senovškas. Senovas liftas. Taip mūsų laukia paruošę vakarienę, ne? Nu, atsidarysim, gal bus kokių kotletų iškeptų. Amazing! Nusileidom į apačią, į Tau Garden, kur matėt ant tuneliok. Reikia per tunelį jau čia. Kvap vėl šiandien kažką. Kažtai smerd. Ištep. Put per smarda. Čia gali apsivemti, net kas maras. Einam toliau. Pasirodė susnausiu barščią čia. O dinozaur maistas. Didelį rabarbarą. Ne tokie kaip Lietuva, ne? Galite toj knygą nusipirkti ir žinosit, kur visur važiuoti, žiauriai turėtų būti patogiai. Kiekvieną greit galite aplankyti. Nu va, išėjom iš Piliais, aplankėm, pasinaudojom tualetu, turėjom po vištienos pyragaitį ir atbuliaus išgerėm. Turėt pradėti biškį pūst pelus, bet nieko. Praėjęs. Varom toliau, nes dar rodo 4,5 valandos iki Glasgow, jau turim per valandą dainos. Faktas, kad stosiam vėl, degalinė, maistas, kažkoj gal lankytin veit. Tai tiek, varom toliau, nes prasidės tu jau vėl geresnį vaizdą, nes mačiau, kad mes varom
varysim per kalnus jau vėl. Tai baigėsi Suez lygumas. Ir berods nelabai būsim prie jūros, prie vandens pusės. Tai teik, judam toliau. Na va, vėl gaunam lietaus. Iš po fūrų biškį dulksmos. O, biškį rimčia, bet kažką biškį, taip ilgas spaudė apie 80 mylių. Ganėtina gera nupot, pašauna. Atvykiam link, čia labai mane plaukiam. O, šalį pasirodęs prasivės, bet aš kiekis. O, užsidariau. Gerai, striukį pasiteisint 100%. Žiūrėk, bus visiškai va ir šlapi šlauka. Nežinau, va matos. Visiškai šlapi, bet vas vandenėlis nubėga. Vedau dar tik tą ton džemperioką. Ir aptempt ton timpas. Viskas. Nei šalta, nei šlapia. Žodžiu, kad kart galės pavažiaus nebesiims, aš to savo striuksnių lietaus. Tik tą kelmes reikės pasiimti. Sugės, ką važiuojam, tai čia bišk parodysiu apačią. Viskas nubėg, aš ant kelmių negaunu. Su Honda, jeigu važiaus, tai tikrai ką gaus ant kelmių. Tai ant kelmių reikės pasiimti nulitaus apsaugos, bet viršau viskas ok, pirštint irgi viskas ok iš tą, viskas nubėg, puikiai viskas gaunas. Galim gazauti. Viskas išvažiaunam iš NC 500 kelią, ons iš tikrųjų ved ne per tiltą, bet ten ved, bet mes nebevažiausim mano. Tai mes varom į Invernėse. Ir nuo Invernės varom į Lochnesą. Pravažiuosim pro Lochnesės ežerą visą iš ilgi, pro vieną pakruntį ir tada suksim link Glazgo. Esam Invernės miestelėje. Gražus, nemažas miestelis. Kažkur turėtumėm pasižymėjęs, aš jas taškioką, bet mane reikia link Lochnesės varyti. Gerai, nesvaru, tuelt pervažiuosiu. Man taškėlis vieš neto veito. Prasided Lochnesus. Aš žinotus ten legendą apie mistinį būtybę. Kažkokį tai, ten hidroelektrinį kažkokį. Apie ton sleiką, dreižą, drakoną kažkokį. Nu, aš čia gyvenu, tipo. Nežinau, man ten reikėjo prisirūkyti ar apsivalgyti grybokų, kad tokį pabaisą pamatyti. Bet buvo, kas rašė. Varom patikrinti. Tokiai kalna ir teiku, kad čia galbūt gilus, nes teik vieno pusėje didžiausias kalnas, teik antrą pusėje didžiausias kalnas. Tai čia tikrai manau, kad galbūt didelis gilus. Gal rasim kokį lentelę, bus parašyta kas nors. Būtų įdomu pasižiūrėti. Aišku, galit pasiguglinti. ChatGPT, dabar jau taip reikia sakyti, ne? Nieks Google'is nebenaudojo, maža kas. Naudoja Google tik tai gudresnį, kad reižėjim, kad ChatGPT melom dažna. Tai, kad informacija būtų tikslesnė, reik pasinaudoti Google.
Unta, vis tiek pabaisa. Šokinė unta. Nu tikrai verta buvo pravažiuoti pro Nesis ežerą. Iš tikrųjų dar tik įpusėjom galbūt, nes mums ganėtinai ilgs ir. Tai tikrai verta buvo ir važiuoti pro, o ne tai, kad pasirinkti. Pradžiau galvom gal dar važiuoti NC500 su patien dalį, bet galvom jau ten teik visko pamatėm, tai panašių vaizdų kaip nebenorėjom. Suplanavom, kad važiuosim per Nesis tom vein pakronti. Ir iš tikrųjų gerą, ką mes te padarėm. Tikra geri vaizdą. Plus dar tas, kad į tom pabajus pamačiau. Tas žiaurė gera. Tai tu pataikyk, tu tiek važiuoti, žinai, tiek met niks nematė, mane išlinda, grina, priešakis. Nu, nesitikėjau. Nu, šitą galvus kišo Nesiland. O, kažkoks toks tipų buvo čia. Babaisuoklis. Tai kažkokį suvenyrų pasiimti. O. Nežinau, nemačiau atidaryto. Vasks, ežero pabaiga. Pasibaig šitą paskutinis įlonks. Va tep. Varom valgyt. Pravažiavom gražią kelioką, su gražias vaizdas. Teik ežeras gražus, teik kalniuką graži. Kels gers. Biški vingiaut. Smagia pavažiuoti. Verta. Tokia išliuza. Darbėjai neplauk, pasikel ar nusileid ir įplauk į kitą ežerą. Ten ir Nes ežeras, ten kur tas Vestkalnins. O čia kažkoks kits, nežinau. Laukom, gal kartas pamatysim, nes kelią ir uždarė. Turėtum kažkas įplaukti, gal iš jas užgaudyti. Pradėjai kelt vanduo. Ne pirmą, bet antrą dieną, pirmą dieną buvo iš Londono, tai kažkuotais, bet antrą dieną pradėjom kelionėmis būtent šitam, man atrodo, kalno papėdį, važiavom į vieną posį, dabar grįžtam į kitą posį. Jeigu neklystu, reikės pasižiūrėti. Labai keista, tai atrodo, ten važiuojant jokių lapų nėra. Čia pavažiuojant biškai kažkiek į apačią, už tą viską sužydėjai, žali. Nespėjau kameros įjungti, ten švis kaštoną, tai jau didžiausia, atrodo, prieš mėnesį. Nu, ne prieš mėnesį, prieš 2-3 savaitę jau turėjo būti žali. Nes lapa tai jau viskas, atrodo, nebaugs daugiau. Važiaunam, toliau nusprendėm, kad nestosim valgyti dabar. Tai kažkom perkusiam, turim kažkokį šokoladokų pomestin. Red Bullaus turim, atsigersim. Varysim kažkur prie Glasgow turbūt. Nu, gan dar toli, bet gal kaip nors nenumirsim.
Daily Mersus. Užsidengi stogą. O mes stovėsim per lietuvišką. Ai, važiuokim visi priekį. Gražia. Priim savo. Oho. Priimą mes varom. Tokį slėnių. Dvylika šilumos, bet čia apšalt, tikra. Gerai, kad ne vėja, jeigu vėjas būtų, nebūtų, jau taip šalt. Nu, konkretą bištai apžiūram, kas čia įvyko per Tonvės kelionį. Tai ką pamatėt, pirm dieną nebūtin ko žiūrėti iš Londono į Škotiją, bet antrų dienų jau tikra buvo vaizdų ir visko nesudėjau, trečią dieną irgi nesudėjau. Tai vat, šiandien apvažiavom visą ratą, NC apačios nekirtom, bet kirtom didesnį ratą pasidarėm negu NC 500, plius įskaitant ton Isle of Skye. Tai esam tam užstreikdavo tas miestėlis. Nu, žodžiu, iš kur pradėjom sokti ratą, ten pat ir grįžom. Esam štai beveik veito, 4 mylius laiką. Apsukom visą ratą, varysim dabar į Glasgow, ten išmeigosim, įvažiuosim į Londoną. Bet aš manau, kad čia daugiau nebefilmausiu aš, nes, nu, iš tikrųjų to Glasgow į Londoną. Tas pats, kas į pirmą dieną, nieko parodyti, autostradas, taip toliau. Tai beprasmis filmavėms. Nieko neberodys, tai čia šitą turbūt ir atsisveikins aš su jums. Buvo šauni kelionė. Tikra, rekomenduojant, kas galit, važiuokit. Tai nėra tik pat kelionė, kaip, nežinau, bet kur, Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Balkanus ir panašiai. Vis kelionės ir geras, vis ir gražus, ir vis reikia aplankyti, jeigu tik turit galimybę. Jo, tai nežinau, turbūt teik gerų jums įspūdžių, jeigu važiuosit čia. Ir aš turbūt ir atsisveikinu. Jeigu pažiūrėjau jau iki patį to galą, pasidalink su draugu, paspausk laiką, parašyk komentarą, gal kas patek, kas nepatek, galbūt kažko reikėtų daugiau, nes dar važiuosiu ne į vieną kelionę, norėčiau padaryti gražesnis video. Tai mane iš tikrųjų labai svarbi nuomonė jūs, ko norėtumėt pamatyti, galbūt ko nenorėtumėt kažko, ko aš čia dedu, gal mažiau šnekėti, gal daugiau vaizdų reikia. Parašyk komentarą, būtų labai įdomu paskaitinėti. Tai teik, atsisveikim, ate, iki sekunčių kelionių.